Šį kartą pakalbėkime apie filtrus Lightroom'e, juos galima rasti library sektoriuje ir tie filtrai yra text, attribute, metadata ar tiesiog jokio filtro. Jeigu jūs nematot šitos sekcijos, eikite į Views Show Filter Bar. Mes juos išjungiam ir juos galime įjungti. Taip pat kaip ir apatinė dalis, jeigu jos nematote, ją galima įsijungti per toolbarsą Hide arba Show. Šitos įrankius šiandien naudosime ir parodysiu, kaip jie veikia. Susikėliau labai daug nuotraukų, beveik 11,5 tūkstančio, kad geriau pamatytume, kaip veikia šitie įrankiai. TextApps'as siūlo atlikti nuotraukų paiešką. Daug lengviau tą padaryti, jeigu kiekviena nuotrauka yra pavadinta, jin dar turi keywordsus ir taip galima susirasti. Pasirinkimų yra nemažai, netgi pagal EXIF-ą į PTC metadatą galima ieškoti pagal pavadinimą, keywordsus, taip pat kur ieškoti, pagal ką ieškoti įvedus raktažodį. Gerai, mes galim tiesiog pagal keywordą pabandyti ir contain all ir pamėginkim įvesti travel. Žiūrėsime, kiek nuotraukų ras su šituo keywordsu ir visose šitose nuotraukose yra žodis travel. Ir kiek tų nuotraukų, beveik kiek daugiau nei 5000. Galima vesti animal, vėl atranda nuotraukas, kuriuose yra žodis animal. Galim vesti Australiją ir pasižiūrėsim, kiek Australijos nuotraukų yra pas mane. Rado 498 nuotraukas, kuriuose yra žodis Australija. Jeigu turite didelį archyvą, jį gerai susitvarkę ir jeigu reikia rasti konkrečią nuotrauką, prisimenat kontekstą ir galbūt tas žodis bus įrašytas į nuotrauką, tai tokią paiešką galite atlikti daug greičiau ir susirasti tai, ko jums reikia. Attribute Apps'as rodo, kaip nuotraukos buvo pažymėtos, kiek žvaigždučių, ar su vėliavėle, ar su kažkokia konkrečia spalva pažymėtos. Tai apie tai buvo trečioje Lightroom pamokoje, galite bėgti į archyvą ir ten rasite, kaip naudotis visų tuo attribute reikalo ir kaip jis apskritai veikia. Rodo visas nuotraukos, kurios yra sužymėtos. Matome čia ir 5 žvaigždes, matome ir spalvas, raudoną, žalią. Ir tai yra visos nuotraukos, kurios yra su žodžiu Australija. Mes šitą galime ištrinti ir dabar jis ieškos tarp visų nuotraukų, jeigu yra kažkas sužymėta. Gerai, mes pabandykim atskirti tik tai raudonas nuotraukas. 1 star or higher. Gerai, mes žvaigždės nuėmam, pasižiūrėsim, ar kas pasikeis. Ne, jų nepadaugėjo, bet čia iš visų įkeltų nuotraukų matome, kurios buvo pažymėtos raudonai. Dabar išimkime raudonai, pažymėkime tik tai mėlynai. Mėlynai buvo pažymėtos tos. Nežinau, kodėl aš žymėjau mėlynai ir šitas tikrai turėjau žymėti vien dėl to, kad čia yra mėlyna gėlė. O kodėl Australijos žymėjau mėlynai, nežinau, galbūt kažką reikėjo padaryti su dangum ir pagal tai jas atsirinkau. Attribute daro nuotraukų filtravimą būtent pagal tai, kaip jūs susidėliojate visas nuotraukas, kaip jūs jas įvertinote ir pasižymėjote. Dar vienas Apps'as yra metadata ir čia yra daug įdomesnis Apps'as, nes galima pamatyti, su kuo buvo fotografuota, kiek nuotraukų padaryta ir ištraukti visus tuos duomenis, kurie mums reikalingi arba tiesiog smalsu pasižiūrėti, su kuo dirbate. Gerai, mes matome, kad visos nuotraukos, kurios yra sukeltos, buvo fotografuotos su Nikonais, su GoPro ir dar su dronu. Norim nuotraukų, kurios fotkintos tik su dronu, spaudžiam. Štai įkelia visas nuotraukas, kurios fotografuotos su dronu. Matome objektyvą, matome, kiek buvo prizoominta ir ar naudota blykstė. Gerai, reikia
Nikono D700, prašau, visos nuotraukos, kurios darytos su šituo. Štai mums atidarė ir objektyvus, kurie buvo panaudoti fotografuojant. Gerai, žiūrime, kas fotografuota su makro. Su makro fotografuotas Paryžius, kada dar jį turėjau kaip vienintelį tokį zoomą. Tai nuotraukos darytos Paryžiuje, matome 105-16 nuotraukų su šiuo objektyvu visoje toje kolekcijoje, kurios fotografuotos su Nikon D700. Gerai, pasižiūrim, kas fotografuotas su plačiakampiu. Ok, viskas aišku, D750 vėl analogiškas reikalas, pagal jį išfiltruoja, kurios nuotraukos darytos su tuo fotoaparatu, koks objektyvas naudotas, kiek milimetrų buvo prie skirtingų nuotraukų ir ar naudotas flešas. Tai dar ne viskas, galima spausti čia ir pasirinkti, tarkim, shutter speedą. Ir žiūrim, koks shutter speedas buvo naudotas fotografuojant. 187 variantai. Gerai, žiūrime, 1374 sekundės. Ir čia viena nuotrauka, kuri atrodo štai taip. Sidnėjus, čia eksperimentavau su ND filtru, tai gavosi tokie. Čia jau Palau salos, čia vėl tokie pasižaidimai buvo saulei nusileidus. Gerai, 600 sekundžių, tai yra 10 minučių. Sidnėjus Bondai paplūdimys, čia naktį žvaigždės, taip atrodo besisukančios. Dar viena panaši nuotrauka. Gerai, shutter speedas išbandytas. Pasižiūrim, ar bus map location. Yra map location ir nežinomos vietos yra didžioji dauguma, tik tai 81 nuotrauka yra, kurios fotografavimo vieta yra žinoma. Ir kaip matau, visos nuotraukos yra iš Japonijos. Map locationas atsiranda užsidėjus device'ą ant fotiko, pasijungus jį ir tuomet jis į nuotraukos metadatą įrašo vietą GPS duomenis, kur ta nuotrauka buvo daryta. Kiek sunkiau jis veikia viduje, lauke susiranda vietą ir tuomet jau jis dirba savo darbą. Ar mes galim pasižiūrėti, koks objektyvas buvo daugiausiai naudotas ir 7200, 4600 nuotraukų, 2700 nuotraukų su 2470, žiūrim kiek su tilt shiftu, 64 nuotraukos ir jos visos yra iš interjero. Gerai, 20,7 čia yra dronas, unknown lens, kas čia buvo, čia yra GoPro kameros, nežinomas objektyvas. Ar dar turime kažką įdomesnio? Gerai, ar yra kažkas pagal country? Čia turbūt bus tik viena, nes GPS eina ir bus tik tai Japonija. Spėjau, kad tai bus... Ne, yra daugiau. Yra Austrija, yra Japonija. Šitas vietas randa vien dėl to, kad filtruoja ir drono nuotraukas, o dronas automatiškai įrašo GPS-ą. Tai tiesa, Taivane irgi naudojau device'ą ant fotiko, tai čia irgi yra šitos vietos. Žiūrim, kas United Kingdom yra. Lėktuvai. Prie Heathrow oro uosto fotografavau lėktuvus naudodamas GPS-ą, viskas aišku. Kas čia dar? Ukraina, Lvovas, drono visi paskraidimai, Mauricijus, drono skraidimai, Lithuania. Čia vėlgi turėtų būti dronas, taip, visi dronai, Vilnius, Mažeikių laukai, Austrija irgi visi drono įrašai. Kaip matot, nuotraukas galite filtruoti ir vėlgi paiešką galite vykdyti pagal bet kurį iš šitų nustatymų. Jeigu prisimenat, kad fotografavot su kažkokiu konkrečiu objektyvu, bet daugiau nieko neprisimenat, einat ant lens ir ieškot, kas čia galėtų būti ir ką jis duos. Taip veikia metadatos
metadatos skiltis, tapsas ir pagal jį galite naršyti po visus įrašus iš nuotraukų ir taip susidėlioti tą, ką norite pamatyti. Naunas duoda viską, tai yra jokio filtravimo ir jis rodo visas nuotraukas, kurios yra tuo metu sukeltos arba tiesiog kur paspaudėm. Cornish Rex'ą, spaudžiam ant Cornish Rex'o ir čia be jokio filtro rodo visas nuotraukas. Tai veikia šitas skiltis, dar kartelį primenu, jeigu jos nematot, Views'as Show Filter Bar arba Hide Filter Bar. Apatinė skiltis yra toj pačioj vietoj, tai yra toolbarsas ir jį arba rodyti, arba ne. Su T raidė taip pat jį gali panaikinti. T off, T on.